Labas rytas, ankstyvas rytas. Kaip fainiai, Saulutė dar tik tai ruošiasi, ar jinai bus ar nebus, bet jokio skirtumo. Todėl šiek tiek atėjau paplepėti, leisti žodžiams eiti ir garsam būti šiame nuostabiame paukščių įvairių iš visur varlių fone. Ir mano labai mėgstama tema, kada vyksta stebėjimas išorės, kada neįsitrauki, kada nepastringi, tiesiog per įvairias formas, ką praeitame video ir šiek tiek sudėjau aiškumo, kame yra žaidžiama asmenybės ego personažo vaidmenyje ir kada yra mėgavimasis, priėmimas visko taip, kaip yra, jau yra. Ir ar taip galima, klausime, taip, tai galima, ar tai būna, taip, tai tikrai būna. Ir tiesiog lieka, kad yra. Yra visaip, įvairiai, tik tai lieka, kas po to lieka, stebėjimo išorinio kadro ir išorinio, kaip mus įtikino, sakykime, pasaulio gyvenimo, kuris yra kabutėse lik ir atskirtas nuo mūsų, kaip ir atskira dalis, nes mes patys įsirėmėm, būdami viskas ir tušti, pradėjom per gyvenimą eidami rašyti ir dėtis informaciją, ją patikėdami, sureikšmindami ir tada iš čia kyla idėjos, koncepcijos, teisinga, neteisinga, apie skirtumus, dualumą ir reakcijas. Šiandien ir šiek tiek norėsiu sudėti, kaip dėsis taškus. Čia susimaišė berniukas mergaitė, ar čia kaip čia gaunasi, nesusimaišė, viskas tvarkoj. Ir tada pasižiūrėsim, kaip sako, o kaip pritaikyti, ar ne, kaip pritaikyti šiame gyvenime visą tai, ką tu sakai, ir kaip šiame sraute ir šiame greityje būti taip, kaip ops. Ne iš tos pusės, viskas tvarkoj. Tai va, ir tema tokia, labai man tokia, ne tai kad jautri, bet įdomi, joje daugiausia būna reakcijų ir daugiausia žmonės pasiklysta ir duoda savo vertinimus, pažyminius, apibrėžimus viskam tam, kas jau yra įvykę, ką patys nesąmoningai ar sąmoningai sukūrė, tik tai padalino į vertinimo skalę, kad taip teisinga, kad taip neteisinga, kad taip galima, kad taip negalima. Lygiai taip pat šiandien duosiu praktiką, kurią taip irgi akivaizdžiai ties keliais momentais mes pastebim, kad taip galima, kad taip yra. O daug aklosios zonos, kada vyksta reiškiniai, tiesiog neleidžiam tam būti vieniems objektams ir vieniems įvykiams, kaip ir pritariam, o su kitais nuolat konflikte, nes konfliktas eina iš mūsų, nes viskas iš tos tuštumos atsiranda ir dingsta. Todėl, jeigu asmenybė ir ego, kada jinai yra kažkokiame taške, konkrečiame, jinai, kaip mes įpratę ir dauguma įpratę, kad nuolat kažką vertina iš praeities
buvusių situacijų, visada mintimis sugrįžta čionai ir pastringa, nenorėdama žiūrėti, kokia realybė šiuo metu, nes per daug skausminga arba per daug nepasiruošta, per sudėtinga arba nepastebi minčių srauto ir neidentifikuoja kaip mintis, kad yra tik mintis, kuri, kaip ir minėjau, kad kaip aerouoste sėdint, stebint, kaip kiekvienas žmogus praėjo, galima kiekvienam žmogui įvardinti, prisekti kaip mintį, įsivaizduoti, kad ne žmogus praėjo, o kaip mintis praėjo ir stebėti save, kiek man sukyla emocijų, kur man norisi užsibūti, nes atėjusi mintis, jinai automatiškai prašosi dar kitos minties. Taip ir sluoksniuojasi, kad mintis pateisina mintį ir mes ją arba nusavinam, arba leidžia jai tiesiog praeiti, va kaip dažnai sako, kaip danguje debesis plaukia ir praplaukia, ar ne? Niekas už jų nesikabina ir nebando nusavinti, užlaikyti ir užkonservuoti kažkokiame stiklainėlėje. Tačiau žmogus, jis nepastebi per greitį, per lėkimą, per nuolatos buvimą arba praeityje, arba ateitis, kur sukasi begalė N variantų. Čia jeigu vienas koks scenarijus, ne, kaip įvyko, nes praeities kaip ir pataisyti negali ir pastoviai graužatis, gėda, kaltė, kodėl ne toks variantas, o kitoks variantas, tačiau galiu jūs nuraminti ir tikrai leiskit savo pripažinti ir priimti tokį suvokimą ir momentą, kad kas be nutiko jūsų gyvenime ir jeigu yra dar kažkokia gailestis, kaltė ir nuolatas sukimas minčių, kad galėjo būti kitaip, aš čia kalta, man čia gėda, tokios aplinkybės, tai žinokit, ne, tikrai negalėjo būti kitaip. Įvyko tas variantas, koks galėjo įvykti, ne 2 iš karto, ne 3 iš karto, kaip ir, sakykime, kabutėse padarytas pasirinkimas, kurį galvojat, kad personažas jis padarė tą pasirinkimą ir jis dabar sėdi mintimis nuolat ir niekas nepastebi, kad tik mintimis sėdi praeityje, sūkdamas dar nenustodamas sūkti, kiek jisai galėjo nuveikti, kiek jisai galėjo padaryti ir kokį kitokį variantą galėjo pasirinkti į vieną ir kitą situaciją, į vieną ir kitą požiūrį, santykį, žodį, veiksmą, kontaktė su žmogumi, arba jisai ateityje, kur N variantų, kurių dar nėra, ne faktas ar jie bus, ir nuolat žmogus išėjęs, tas va žmogeliukas, išėjęs iš savo vietos, jis nuolat blaškosi ir va čia suka irgi mintis ateities, kaip galės, kaip man čia sustrateguoti, kaip pakeisti. Ir nuolat jo nėra čianai, nes jis pastoviai kažkur tai arba ateityje, arba praeityje. Praeityje, nes jam labai faina dar sėdėti savo skausme ir nusivylimuose ir apsikaltinimo savęs, kad galėjo pasirinkti kitokį variantą. Ateityje, kad jisai kaip strateguoja, planuoja, kiek nuo jo čia viskas priklauso, kokios jo ambicijos ir kaip jisai padarys ir bus taške. Ir jis nuolat transliuoja, būdamas ar čia, ar čianai, nemato tos realybės, nemato prieš akis, kas vyksta šiuo metu, tas nuolatinis kaip ir laimės ieškojimas ir nuolatinis neigimas, užpudravimas savo praeitimi, nenoras, nusigręžimas, tiesiog nusigręžimas nuo dabarties, kaip šiuo metu yra viskas tobulai užbaigta taip, kaip turi būti, ne kitaip, iki smulkmenų pragalvota, vien tam, kad įtransliuojama vien tam, kad
kad pamatyti, kad jokių kelionių, jokio taško nuo A iki B, jokio lakstymo ir taisymo praeities, kurios neįmanoma pataisyti, ateities, kur beprasmiška numatyti, kaip ir daviau, kad nuveikit, parašykit, perrašykit, koks bus sekantis žingsnis. Netgi nežinom, kokia sekanti mintis bus. Kaip ir nežinau, oro uoste stebėdama ir liūdydama, kokie reiškiniai ir įvykiai vyksta, net nei galva nežinau, va toje erdvėje, koks gali ateiti žmogus, netgi ar vyras, ar moteris, sekantis įeis ir praeis pro mane, ar ne? Todėl tas nuolat taisymas kažko ir lakstymas ir išėjimas iš to taško, tai duoda tik tai tokį, nusileidžiu va, iš tos gausos, iš beribės erdvės, iš suvokimo, nusileidžiu ir susimažinu va, į tą mažą žmogeliuką ir pradedu čianai žaisti savo istoriją. Ir tą istoriją pradedu tempti atkarpoje, kiek 10, 20, 50, 60 metų. Tai visiškai metai neturi reikšmės, kuo didesni, ilgesni, ale pagal protas kaip išmeta algoritmas suvokimą, kad kuo daugiau metų, tuo protingesnis, išmintingesnis, nieko panašaus. Nes kuo daugiau metų, lygiai taip pat kaip ir medžiagų apykaita, aš visada sakau, ne medžiagų apykaita, lėtėja su amžiumi, vyksta įsitikinimas ir nepajudinamas žinojimas apie save, apie kas teisinga, neteisinga, užtvirtinimas vienų ar kitokių dalykų, todėl vieni kiti ar dalykai jie apsineša dideliu sluoksniu, galime vardinti dulkių, purvo, voratinklių, pro kuriuos sunku, kurie nebelaidus tą informaciją ir jau gaunasi toks labai sunku, kodėl su amžiumi sunku išjudinti dėl to, kad vyksta toksai pastrigimas, įsitikinimų laikymasis, kuo daugiau laikosi, tuo skausmingiau paleisti, kuo daugiau prisirišu, kuo ilgiau turiu kažkokį daiktą, turtą. Žmonės, kurie yra ilgesnį laiką šalia manęs, tuo vyksta sudėtingesnis, gilesnis prisirišimas. Ir tuo sunkesnis būna, skausmingesnis nuo jų atsiribojimas ir jų paleidimas iš meilės. Nes čia eina laiko visą tai, laiko kontrolę, norą kontroliuoti save ir kitą, norą matyti tik tokį scenarijų, norą taisyti, norą įrodyti. Jokios laisvės nebuvimas. Tai apriboja tik tą formą, kurią patikėjau, kad esu ir žaidžiu vieną ar kitą personažą, keičiu kaukės, padedu, užsidedu ir intensyviai aptarnauju tą idėją, kurią patikėjau. Tai va toks vienas iš variantų, kada manęs kaip pastoviai arba aš ant vieno lėktuvo sparno, arba aš ant kito ir man atneša stiuardesė prezentą čia, jūs vaišina iš kitos eilės, jūs ar ne, nėra jūsų namuose, nes jūs pastoviai kažkokią grybus renkat ir pjaunat, ar ne, nes yra arba taip. Ir dabar parodysiu, kaip gyvenimas pats subalansuoja tai, ko personažas, ego ir asmenybė nenori matyti, kuo jinai kaip idėja ilgiau laikosi, kada keičiasi tik tai užvadinimai, pavadinimai. Jeigu sėdėjom, pastatas buvo, sakykime, vienu pavadinimu, nuomojam kabinetą užvadintą vienu pavadinimu, dabar su metais, su tiek esančių įvykių pasaulyje, susikuriam kažkokią kitą idėją, išsinuomojam kitą idėją, idėjų daug. Pavyzdys, nes viskas turi teisę būti,
viskas yra, kažkokia idėja man jau nebepatinka, ar nesugalvojom viskas, aš dabar jau pamačiau, kaip vyksta viskas gyvenime, viskas tą konspektą uždarau, tą idėją uždarau, wow, pamačiau, kaip čia vyksta, ne, einu į kitą idėją, sakykime, renku žmonės renku, nuomoju tam pačiam pastate kabinetą, užsivadinu tik tai kitokiu užvadinimu kūrėjas sąmoningas ir už arba ten prieš, nesvarbu, čia visiškai nėra svarbu, už kokią jūs galit augalų temoje kanale sėdėti, galit, sakykime, vaikų temoje sėdėti, galit desertų temoje sėdėti, galit mitybos temoje sėdėti, nesvarbu kokią idėją, kiekvieną idėją ras kabutėse savų, nes visada, jeigu yra savi, automatiškai yra svetimi. Ir idėja kažkokia yra palaikyta X idėja, kurioje susibūrė daug žmonių ir tada yra transliuojama vienpusiška. Ne tai, kad vienpusiška, bet yra tokia informacija pateikiama, kur esantiems žmonėms jau katučių plotų, va, mes dabar atkapsim, atradom ir va čia visi dabar džiaugsmingai naikinam tas, kas neturi teisės būti. Keičiam, nes pasaulis yra neteisingas, tai, kas dabar vyksta, neturi taip vykti, nes tas mažas žmogeliukas leidžia savo turėti drąsos pakeisti kūrėjo parašą, pakeisti kūrėjo besąlyginę meilę, nes jisai nusprendė, kad tai, ką jis aplinkui ir prieš akis mato, jisai turi teisę savo nusavino tokią mintį, net pažįsta, kad tai yra tik mintis, jisai džiaugiasi tuo, kad gali kažką pašiepti, kažką sutrypti, kažką turi teisę pakeisti ir taip jis kaupia tos failus, tas nuorodas, džiaugiasi, kai kur nelabai džiaugiasi, jisai sprendžia, ar ne, ir tiesiog užsisuka vėl tokia fanatiška iki kraštutinumo tokia erdvė, kur tiesiog netgi tarpusavyje gaunasi, kad yra tokie konfliktai, tokie matavimasi dievais, žodžiais, garsais, intonacijom, tiesiog nuolat tvarkoma išorė ir jeigu, sakykime, kažkoks, nesvarbu kokio pavadinimo sakau, idėjos įkūrėjas jau norėtų išeiti, atsitraukti, tada gaunasi, va tie, kurie žmonės visi susirinko, atėjo, tu neturi teisės, tu apie šviesų rytojų mums pasakoji, to tiek vilties mums suteiki, ką mes be tavęs darytume. Tiesiog gaunasi, kai stebino, atsiprašau, gaunasi tokia, nesvarbu kokia priekyje, sakykime, pradžią darysim tokią maniją, ne, kaip narkomanija, kaip dozės norėjimas, nes yra pastovus trūkumas, ranka ištiesta, mums kažką čia pateikia, mums duoda kaip desertą, kaip žinių, kaip informacijos ir per tą informaciją mes jaučiamės gyvi, nes yra nuolat sukuriamas toksai šiek tiek dirbtinas ir iškraipytas sotumo jausmas, kad bent šią akimirką man šiek tiek ramiau, nes per daug sudėtinga visiškai nieko neteisti, neturėti kuom atsikratyti ir nuolat yra sukuriamos aštrios, ryškios adrenalino emocijos, per kurias žmogus jaučiasi kažkaip neatstumtas, jaučiasi radęs daugiau savų, vietoj to, kad pamatyti, jog teisė turi būti viskas, kaip yra suvokimas,
arba sąmonę, galima ir sąmonę, kuri leidžia būti viskam. Grubiai, ne? Į tą viskas, kuri leidžia būti viskam, kuri nebeskirsto į galima, negalima, o tiesiog yra ir mato, stebi, liudija, kad viskas tai, kas vyksta, yra joje. Ir mintis, ir emocijos, ir kūnai, savas ir kiti objektai kaip kūnai, ir norai. Objektai. Iš čia ir iš tavęs viskas ir tavyje viskas. Iki to laiko, kol nėra susifokusuoto dėmesio ir žiūrėjimo, tokie kaip pro vamzdelį ir matymas, ir tada yra išėjimas iš dieviškos prigimties, iš esybės, iš tikrumo, iš besąlyginės meilės. Kaip ir minėjau, kaip lėktuvo vieta tuščia pasidaro, tiek yra susikoncentravimas konkrečiai į vieną kažkurią mintį, idėją, ir tada prasideda žaidimas, prasideda personažų dėliojimas ir vaizdo be šansų matyti viso plačiai. Matau tik tai tą momentą, tą fragmentą ir žaidžiu tik tą fragmentą, kuris man patogus, kuriuom patikėjau. O jeigu jau patikėjau, automatiškai vietoj to, kad matyčiau visą pilnai erdvę ir leisčiau viskam būti, aš susimažinu ir pradedu žaisti tą žaidimą. Ir dėliojasi žmonės, dėliojasi taip įvykiai, manydama, kad per mane, net nematydama, kad per mane, patikėdamas, kad aš esu tas galingasis, tas išrinktasis, tas, dėl ko šiuo metu dabar atsiradau, iš čia atėjau ir padarysiu, sutvarkysiu. Ir nenoras matyti, tiesiog matyti, kad tai tik kaip pieštukas yra, kuris kaip įrankis kažką tai, kaip šiuo metu kažką tai rašo, eina rašymas, eina žiūrėjimas, eina klausimas, nenoras matyti, kad ant tiek toks susireikšminimas, kad rašiklis, jisai sako, koks aš čia dabar esu svarbus, kaip ir šitas žmogeliukas užvadintas tam tikrų vardų, su tam tikra istorija, nepajudinama, per kurią jisai gali įsižeisti, nes jeigu netaip užvadinsi, pavadinsi, atstumsi, jisai gali labai labai jautriai viską reaguoti, nes jisai pats sukūrė ir pats patikėjo, kad ta yra istorija, bet nematyti iš kokio šaltinio, kas tą rašiklį laiko ir koks šaltinis, kad ranka arba, kaip pavadinkim, sąmonės suvokimas, iš čia eina visas gyvenimas. Žmogus tik tai praleidžia, jeigu jisai yra lankstus ir ant tiek nepastrigęs įsitikinimus, jis leidžia tam srautui tekėti per save ir gyvenimui pačiam pažinti save. O va tie susimažinimai žmogelio ir vienas kitam idėjų
pardavimas, va tas pats, kas ranka žaistų, ne vieno kūno, abi rankos, viena dešinė ranka žaistų su kita ir žaistų slėpinių ir ieškotų ir įrodinėtų, kuri yra svarbesnė. Taip pat kaip vėl palyginkim, kaip banga vandenyno įrodinėtų kitai bangai, kad kuri yra svarbesnė ir apetingesnė. Tai va toks momentas, kad pamatyti ir atsigręžti ne į apkabinti kartosios N kartų, atsigręžti ne koks aš esu fainas, ne koks pas mane stilius, ne koks pas mane kūnas, ne kokios pas mane mintis, nes niekas nepriklauso, viskas erdvėje ateina iš niekur ir išeina iš niekur. Jeigu leisti, nesikabinti, nenusavinti, tik tai stebėti, jūs net nepastebėsit, kada visa tai dingo. O atsigręžti, o kas išėjus už tų rėmų, už tenai, atsigręžti ir pamatyti, kur šaltinis, iš kur vyksta stebėjimas. Pamatyti, kad yra tik tai ekranas, kuris niekada nelieka pažeistas. Prisiminti būti tuo ekranu, ant kurio gali rodyti bet ką. Filmas vyksta bet koks. Kai išėjau pernai daugiau negu prieš metus iš kelių kanalų, paskutinė parašytas sakinys buvo tame, kad nesvarbu, ne tai, kad nesvarbu, bet sapnas ne tik tai miego metu, kada įvyksta tam tikri personažai, tam tikras scenarius, tam tikros emocijos. Žiūrėkit, būna atsikeli ir wow, kaip tikrai atrodo pergyvenai, ėjai, lėtei, skridai, kažką darėjai. Ir paskui, nusipurtai, čia tik sapnas. Mano parašyta mintis buvo tokia, kad ar nakties metu nebudrumo fazėje sapnas ir tu esi įtikėjęs, kad tai sapnas, aš prilyginau, kad ar nakties metu sapnas, ar dienos metu esantis įvykiai lygus toks pat sapnas. Ir man per tuos metus laiko, grinai per pajautimą, per realybės dar didesnį atsiskleidimą, išsipakavimą, man tai ir buvo parodyta, kad jokio skirtumo, ar mes einame miegoti, ar mes atsikėlę kabutėse manom, kad esam budrumo būseno ir galima rinktis, kontroliuoti, įtakoti, čia kažką veikti, įsijungia tas darytojas, kuris mano, kad čia viskas jisai yra gudresnis už visus kitus objektus, yra atskiras ir jisai dabar taip nuveiks, taip padarys, taip pakeis ir sukontroliuos, lygiai toks pat sapnas. Ir čianai esant, pasikartosiu, tie, kurie galvoja, kad yra labai dideliam sąmoningime, bet veiksmai ir požiūris į gyvenimą rodo, kad lygiai tokiam pat sapne yra ir bando prabusti, nubusti, nes nubudęs žmogus, matantis kitaip realybę, jam nebus noro taisyti nieko. Nei žmogaus, nei gamtos, sėdi, kalbėjimas vyksta, žiūrėjimas, mėgavimasis tai, ką mato akis ir kur yra dėmesys savyje, vyksta kaip nuolatinis, nepertraukiamas ir be jokių objektų procesas. Personažas nubusti neįmanoma. Įsivaizduokit, kad atsibudot po nakties, sapnavot kažką tai ar iš artimųjų, ar iš gyvūnų, ar iš kažkokios kitus objektus ir dabar sapne personažas sakytų, noriu nubusti, ar įmanoma, neįmanoma. Lygiai taip pat ir budrumo regis nesapne būsenoje, taip pat personažai, kol
ale žmogus yra patikėjęs, kad yra žmogus, kol jisai patikėjęs, kad yra labai reikšminga mama, žmona ir sesuo ir darbuotojas ir vadovas ir žmogus, kuris gali kažką padaryti kitaip negu yra jau jo minčių, praėjusių minčių rezultatas, tai ką mato, kol jis nepripažins ir kol nepamatys, iš kur yra visa projekcija eina ir kas neprisimins, kol jis yra, iš čia nubusti neįmanoma. Iš čia, iš šaltinio, užmigimo net nebuvo. Visada taip ir buvo. Taip, kad rasti nėra ko, nes visada taip yra ir buvo ir bus. Ieškoti, galima ieškoti lygiai taip pat, kaip ieškoti ir noras pakeisti, kad sapne galima kažką pakeisti. Galima, yra ir toks variantas. Tačiau kada pamatai, kaip viskas yra ir iš kur yra, tiesiog nebėra nei kelio, nei sąlygų, nes sąlygos, taisyklės va tik čionai. Va čionai, kada įvykius pasirenkam, fokusuojamas, išdalinam, nes patys save atidalinom. Atidalinom, pasaulis, aš, Dievas, aš, kitas. Čia sąlygos, čia atmintis, čia praeitis, čia ateitis, čia noras, čia jokios laisvės. Laisvė yra čia. Kada vyksta liudijimas, ir priėmimas visko, ir leidimas būti viskam, be vertinimo, be aprašinimo. Ir dabar dar įdomiausia dalis. Kada personažai susitinka ir mato kitame kitą, kad yra kitas, bus bent du, bus nuolatinė idėjų pardavimas, nes man atrodo taip ir aš žinau, kaip turi būti. Tu esi neteisus, nes tu ne taip manai kaip aš. Automatiškai vyksta tarp konfliktas. Ir jeigu žiūrėti, kas prasidėjo prieš 6 metus, nuo pirmo įvykio prasidėjimo, aš sakau, kad taip nuolat visada buvo, kodėl sureikšminat vienus ar kitus dalykus, kodėl viena liga pasidarė kažkokia ypatingesnė už kitą, prasidėjo tarp žmonių konfliktas ir prasidėjo įrodinėjimas, kaip turi būti, kaip neturi būti, kaip tu turi elgtis, kaip tu neturi elgtis. Čionai savas, čionai svetimas. Ir prasidėjo vėl personažo žaidimas, vieni labiau žino, kiti mažiau žino, vieni pranašingesni, kiti nepranašingesni ir automatiškai vyksta konfliktas. O kur ne taip, kur ne pagal mane, ten visada vyks konfliktas. Bet kokioj mažiausiai, kaip sako, lygiausiai vietoj galima išspausti ir rasti, dėl ko pasiginčyti, pakonfliktuoti, paįrodinėti, pašlifuoti, nes aš iš kažkur žinau, kad bus taip ir taip. Ten kažkas pasakė, parašė taip ir taip. Ten kažkoks autoritetas, kurio klausausi, kuris atsirado mano gyvenimą. Aš juo tikiu, aš jo žinau. Ir prasideda, kaip pernai minėjau iš tų pirmų laidų, kad, sakykime, prasideda paieškas ir įtikėjimas, patikėjimas per kitą formą, kad pas mane pedikiūras ne prancūziškas padarytas. Jisai sako, kad pas mane mėlyna spalva. Tai bus tokių, kurie ieškos išoriai užsitvirtinimo, kad, ar tikrai mano prancūziškas pedikiūras, o bus tokių, kurie tvirtai stovės
ir jų niekas neišjudins jie stovės stabiliai, nes žinos, iš kur visa tai vyksta, kaip visa tai vyksta, jie bus tik tai stebėjimas, žinojimas, 100% žinojimas, kad pedikiūras yra prancūziškas ir užsitvirtinimo iš išorės per jokius įvykius pasimauti neis, nes, ką man reikia užtvirtinimo, jeigu aš tikrai žinau, kas aš esu, aš žinau, prisimenu, kas aš esu, aš tik tai per personažą, nes be to niekaip ir išeiti iš to niekaip, jau personažą galiu žaisti sąmoningai, galiu patikėti, kad esu personažas ir ordinėti, būti sapne herojus, galiu būti liudijime iš tos pozicijos, būti besąlyginiai meiliai, leisti viskam būti ir tiesiog sąmoningai eiti į vieną ar kitą įvykį ir jau sąmoningai žaisti. Ir tada, kada čia buvo toksai, kai stebi, pavyzdžiui, kai sako, nuomonių formuotojai atsirado daug, ne, ale autoritetai, ale žymus tuom, kada žmogus kitą žmogų užkelia ant piedestalo, nuglosto, nulaižo, ten sakykime, aukščiau savęs ir tai pasidaro žvaigždės, tai pasidaro nuomonių formuotojai, taip uždedama jiems kaukę iš savos kaukės, per savo kaukę, per savo rolę, sudėliojame personažas. Ir vienas personažas, vienas nuomonės formuotojas sako, čia jau bus kaip susiduria du poliai, nesakykime, dvi pusės, kada yra žaidžiamas žaidimas, kada yra viena pusė, sakykime, ir yra kita pusė. Viena pusė nusprendžiau, kad yra pliusas, kita pusė nusprendžiau, kad yra minusas. Ir dabar iš žmogaus taško jisai žino, kad pagal jo pasaulio suvokimą ir matymą yra du poliai ir yra, tik tai yra, kaip aš juos matau ir kaip aš juos interpretuoju ir kiek jiems uždedu reikšmės, svorio, autoriteto ir išsiaiškysim toliau. Ir tada, sakykime, pats pirminis, toksai pats primityviausias, kada vertinam per pliusą minusą. Ar ne? Ir pasakymas. Ir man taip jo gaila, ašaros tiesiog kaupėsi ir širdis spaudžia, graudu. Tai čia jau žinau, kad jau yra žmogus, yra kaip auka ar ne, kad jam nepasisekė, jis yra auka ir iš to žmogaus, iš to personažo riboto, per kurį tik tai, sakykime, tik tai ne pats žmogus, tai pats žmogus jisai ne prie ko, jisai realiai čia viso, čia ego taip žaidžia, suka taip tokie proto žaidimai ir dalina tik tai protas. Programos, įsitikinimai, per patirtis, kaip nuo ko prasidėjo, per įvykius, tiesiog per patyrimus, ką būtent šitas žmogus, ką jisai matė, kaip per gyvenimą ėjo, kaip jisai nusprendė. Tai va, jo viena pozicija yra į konkretų, yra kažkokia konkreti situacija ir jis tą situaciją mato iš dviejų polių. Išmato iš minuso, kad vienas žmogus ir toj situacijoje jisai yra auka, jam kažkaip nepasisekė, ir kitas žmogus yra agresorius, tai jam tai tiesiog didžiausia neapykanta ir šlykštulys diktatoriui. Dabar jau ir šiam ten įvardintas vardas ir pavardė, tiesiog šlykščiausias žmogus, nepagarba, arogancija, tiesiog baisu. Tai va, žmogus taip mato situaciją, vienas įvykis ir būtent tas žmogus padalino tą įvykį, kad yra neteisingai kažkas, yra teisingai, yra nuskriaustas, yra sakykime, agresorius, kuris
pas kurį visa valdžia, jo visa, sakykime, iš jo teka visa baimė, užsuktas visas įvykis. Ir čia nesvarbu, po bet kokiu įvykiu, dažniausiai dauguma žmonių situaciją vertina iš pliuso ir minuso. Ir visada vertina, dažniausiai pasireiškia tai, kuo jisai tiki. Jeigu jisai tiki, kad tas variantas kažkas yra auka nuskriaustas, jis visada visą savo dėmesį čia ir visas jo dėmesys, visa energija čia ir nutekės. Ir jisai didins gyvenime tai, nes fokusas bus į tą pusę, į aukos pusę, nes jisai taip nusprendė, kad tavo pusė, ta situacija yra neteisinga, jai nepasisekė. O tos pusės įvykio jisai uždengs ir nenorės matyti. Ir jisai nusprendė, kad jo žodžiai, jo garsai, jo įvykiai, kas atsitinka jo gyvenime, visa tai neturi egzistuoti. Tai neteisinga, tai reikia sunaikinti. Ir tokio žmogaus gyvenime, su tokiu požiūriu esanti tam tikrą įvykį, globalų, sakykime, įvykį ar ne, žmogus net nepastebi, kad jo pačio kaip personažo, kaip vardo, kaip asmenybės gyvenimas yra taip ir padalintas į dvi dalis. Bet kokie išoriai jau matomi įvykiai, sakykime, pavyzdys, teismai, nesutarimai su darbuotojais, konfliktai šeimoje, konfliktai giminėje, tai tik pasiekmė jo minčių ir jo požiūrio, jo leidimo, kad vienas turi egzistuoti, kitas neturi egzistuoti, vienas laimingas, kitas nelaimingas, tik iš jo ateina per jį. Tačiau jis antiek užsisukęs, per tiek skubėjimą, per tikslus, per norus, per judesį, jis net nepamato, kad visa tai, kas vyksta vienu metu. Niekada nebus aukos, jeigu nebus agresoriaus. Bet tai tik žmogus taip įvardino, tai tik žodžiai, kuriam mažam vaikui skambėtų tiesiog. Jisai nusprendė, kad tas žodis agresorius, veiksmas jau tokie, ar ne, sakykime, konkretus veiksmai. Bet tai dabar testas ir namų darbai jum. Aš Facebook'e buvau rašęs, kad to, ko mes nenorim matyti, kurią mes pusę pasirenkam ir įvardinam, kad jinai yra tokia ir tokia, laiko klausimas, kada pasireikš ir antra pusė. Nes negali būti, kad gyvenime nebūtų pusiausvyros. Tu negali nuolat sverti į vieną pusę ir eiti, sakykime, aš pasirenku šviesą, taiką, harmoniją, meilę, čia viską ir einu tik tai į tą pusę, renku informaciją, renku žmonės, čia mes darom, čia tą įdėjom. Laiko klausimas, kada visą tai antiek sprogs, kad sugrąžins į balansą. Nes ir ta pusė turi teisę egzistuoti. Kad nematyti ir ignoruoti, ir nuneigti, ir pakišti po kilimu, išmesti iš minčių, nepriimti tai, kad neleisi tam būti, kad taip neturi būti. Tada aš visada klausiu, koks galutinis, sakykime, kažkonkrečios grupės, susijėjimo žmonių, koks galutinis taškas, kada jūs pasakysit, jau viskas padaryta, jau ramu, jau čia atkovojom, sukovojom, 6 ar 7 ar 8 metai atlaikėme savo tikėjimu, nepavargome, išplaukėme, išbuvome. Kada tas galutinis tikslas ir padėjimas taško, ramu, galima gyventi. Laimė nusikabinom iš išorės. Neįmanoma, nes nuolant kažkur su kažkuo renka taisant, tu išeini, kaip sakau, iš to centro, iš to taško, o išėjimas iš to taško, tai transliavimas, kad man taip nepasisekė,
aš kažkuom nebudovanota, mane pamiršo, mane atstūmė. Ir čia nuolat nepasitenkinimas, o nepasitenkinimas, esant kažkur pastoviai lakstant, nepasitenkinimas gimdo dar didesnį nepasitenkinimą, pučia ir per tą rūką, kaip ežiukas rūke, nėra išėjimo, nebėra išėjimo, aš nematau, aš nesimėgauju, aš kažkur ieškau, kad laimė, kažkur džiaugsmas, meilė yra kažkur, per konkrečius objektus, įvykius. Ir tada aš sugalvoju, tokį surašiau, nes per vienus įvykius mes labai matom, per kitus įvykius nelabai matom, kaip viskas vyksta visada vienu metu. Visada vienu metu. Nėra taip, kad, kaip juokauja dažnai, girdėjo tokį pasakymą, mirtis neegzistuoja, mirtis neegzistuoja. Blin, jeigu mirtis neegzistuoja, tai ir gimimas neegzistuoja. Ta prasme, kam numirti ir kas gali numirti, nėra kam numirti, jeigu ir nėra kas gimė. Tai va tas personažas, jis atsiranda iš niekur, jis dingsta iš niekur, jis negimė nei mirs, jis tiesiog vyksta toks procesas, kurio protas taip suprasti, suvokti neįmanoma. Tik padarius postūmį sąmonėje, tik atpažinus kaip mintį, kad mintis yra kaip mintis, kad tai tik mintis ir aš tik prisukau visą čia įvykį, visą situaciją, tada aš galiu postūmį padaręs atgal žingsnį, atgal nurimęs, atsitraukęs ir pakilęs aukščiau, nebegrinai kažkokios vienos detalės, vieno objekto laikymasi, galiu pamatyti, kad viskas egzistuoja vienu metu ir viskas yra vienu metu ir jau yra vienu metu. Ir norėti pataisyti nėra ko, nes viskas yra ant tiek užbaigtai tobula, kad tik po kažkurio laiko pas jūs gyvenime yra buvo, kad pamatai, kad ta situacija net nebuvo neigiama situacija. Nes bet kada yra buvo susimažinimas į vieną tašką, į toksai susifokusavimas, jinai atrodė labai labai didelė, sudėtinga. O kas vyksta, dėl ko vyksta detalės, spalvos, kvapai, viskas. Taigi prisitraukus, ta prasme, pridėkit rašiklį prie nosies visiškai, praktiškai jo net nepamatysit. Tik atsitraukus mes jį galim apžiūrėti. Taip? Kaip ir akiniai ant nosies arba ant galvos, tu jų gali ieškoti. Man buvo gyvenime situacija, kada reikėjo pravaryti technikinį mašinos ir aš nepamačiau, kad yra vietoje, aš važiavau iki centro ir nuvažiuoju ir toks juokas ima, o man vairuoti su reikalinga akiniai ir aš nuvažiuoju ir aš tik pamatau, kad mano akiniai uždėti ant galvos. Realiai ta prasme, kai tu nepajauti, kai tu nepastebi, tu gali daryti ir tuos dalykus, kurių atrodo regis anksčiau be kažkokio įrankio negalėjai padaryti. Taip, kad toksai, taip, kai esi prisitraukęs ir esi susitapatinęs ir esi jautęs ir tas įvykis yra įtraukęs, kaip į dugną, kuo daugiau domiuosi, kuo daugiau ieškau patvirtinimo, o visada išoriai tik patvirtinimai. Išoriai tik patvirtinimai, kada labiau bus įsijautęs, tau gali kalbėti aplinka, ką nori, ateiti kitas personažas per kitą, tau gali danešti, ką nori, ne, tik įsikabinės reikia laikyti, reikia tikėti, nes reikia įrodyti. Todėl kol neatsitrauksiu, kol nepaleisiu, kol neatsipalaiduosiu ir kol nenurimsiu, kol neleisiu savo priimti minties, kad gali būti ir kitaip, tol nepamatysiu. Tol nepamatysiu, kokia iš tikrųjų realybė yra. Ir nebetraukiant, nes jau žiūriu vėl čia užsikalbėta, srautas eina, sunku suvaldyti mintis ir viską. Aš per kelis pavyzdžius, bet paskui, jeigu norėsit, aš tą tokį ne tai kad sąrašiuką galėsiu duoti ir viską. Dabar irgi, sakykime, bus 3 atsakymų variantai. Pirmas variantas, kaip ir aš jau parodžiau, gali būti atsakymai 2 variantai. Yra auka ir agresorius. Yra štai
du poliai. Matosi turbūt, ar ne? Štai. Ryškiausi. Jūs patys galėsit paskui eiti praktikoje, o praktika visada ir terapija kiekviename momente, kiekvienoje akimirkoje. Nenuvažiuoti, kad aš galiu leisti. Viskas ok, galim leisti, galim važiuoti, galim ieškoti ir tam turi teisė viskas būti. Tačiau visa didžiausia praktika yra, kada einu savistaboj ir matau, kur aš pastrigau, kur pasimoviau, kur vėl užlipau ant grėblio ir gavau per kaktą. Tai va, du tokie poliai, sakykime, yra mama, yra tėtis. Ok, pasirinkit, kam dėsiu agresorių, štai, kam dėsiu agresorių ir kam dėsiu auką, pagal jūs. Mama ar tėtis yra agresorius ir auka, turiu būtinai sudėti. Tada yra diena naktis. Kam dėsiu agresorių, kam dėsiu auką. Toliau yra žmona vyras. Kuris agresorius, kuris auka. Yra tyla, triukšmas. Kur dėsiu agresorių, kur dėsiu auką. Ir taip toliau. Yra saulė, mėnulis, yra sniegas, lietus, yra chaosas, ar ne? Yra sveikata liga. Yra žemas aukštas, yra pilnas tuščias, stovėti, bėgti, džiaugtis, verkti, mylėti, nekęsti, drąsa, baimė. Oi, aš čia važiuokit, kiek prigalvojau. Sunkus, lengvas, didelis, mažas, gausa, trūkumas, šiluma, šaltis, sotus, alkanas. Ir per visus šios polius, per šias priešingybės, atsakymai, galimi variantai. Pirmas levelis, sakykime, yra auka, agresorius. Kur aš padedu. Čia tokios savistabai ir pamatymai. Ne tai, kad aš dabar noriu ir visi tie įrašai, kad man reikia čia su jumis pasiginčyti, kažką įrodyti, bet tiesiog kaip prožektorių truputį perfokusuoti, nukreipti dėmesio, kad ir taip galima, ir taip pažiūrėk, ir taip yra. Nes man nebėra tiksla, ten, sakykime, dėti paskutinį tašką, paskutinį žodį ir kažkur trenkti ir išeiti. Kitame video pasakysiu irgi niuansus, tokius irgi įdomią situaciją. Truputėlį pažiūrėsime į tokią vieną situaciją. Atsakymai. Šių dviejų polių, kurie egzistuoja vienu metu, auka, dedu arba agresorius. Kitas variantas vertinimo, sakykime, yra pliusas, minusas. Irgi sudedu, kaip pagal mane atrodo, kad yra pliusas, kaip aš vertinu per savo požiūrio prizmę į gyvenimą, kaip žiūriu, kaip aš jaučiuosi. Ar aš jaučiuosi, kad yra gyvenimas, kūrėjas, visata, Dievas, pasaulis nuo manęs, ar aš esu kaip gyvenimas. Esu pats gyvenimas, kuris esu kaip personažas laidus ir leidžiu pačiam gyvenimui pažinti patį save. Per situacijas įvykis pažindinosi, kas iš tikrųjų aš esu. Ir trečias variantas. Vieną pusę turiu pasirinkti palikti, kitą pusę turiu pasirinkti, kad pagal mane, pagal mano protą, pagal mano mintis, pagal mano pasiekimus, pagal mano statusą, pagal mano vardą, pagal mano lytį, pagal mano gausą suvokiamą, aš turiu teisę ir drąsos sunaikinti. Prašau, įspręskit šį testą ir jūs pamatysit, jeigu bus pasiruošimas priimti ir kitaip pamatyti situaciją, bet kokią. Ir po tuo testu, čia daug kas ir neparašyta, poliai priešingi, pamatysit, kad nėra galimybių pasirinkti vieną ar kitą pusę, ypač kai liečia artimiausius, sakykime, įvykių situacijas, žmonės. Dabar kaip ir sapne vyksta įvykiai labai tikroviški. Ir kodėl taip atsitinka, kad atsibundam, nusipurtom, oi, čia tik sapnas.
kodėl gyvenime, einant per dieną, per emocijas, per mintis, per sutinkant tam tikrus žmonės, mes neleidžiam savo nusipurtinti ir pasakyti, kad oi, tai tik sapnas. Nes yra matavimas labai labai stiprus, yra laiko ir erdvės parametrai, prie kurių esam labai labai prisirišę. Esam juose užsižaidę ir patikėję, kad tai yra tikra. Ir ten 10, 20, 30 metų atkarpa, jinai kuo daugiau metų, tuo didesnis prisirišimas, kuo daugiau metų, tuo didesnis nusisavinimas, kuo daugiau metų, tuo daugiau sunku nukirpti visą tai, kad niekas man nepriklauso, absoliučiai niekas. Eiti iš tos pozicijos, kad viskas laikina, niekas nepriklauso, džiaugiuosi tik tuom tą akimirką, kaip aš ją matau, kaip jinai dėl manęs susidėliojo, kokie įvykiai, garsai, žodžiai, situacijos. Todėl ir reaguoti į pliusą ar minusą, rinktis nuolat tam tikrą pusę labai labai neapsimoka, nes per kitą dar pavyzdį, sakykim, yra konkreti knyga, ar ne? Nesvarbu kokiu pavadinimu, bet konkrečiai knyga. Ir kaip rodžiau testą, kad kažkokie įvykiai tokią reikšmę turi, bet tą reikšmę nusprendė tik tai kas? Tėvai, aplinka, paskui mes beaugdami nusprendėm, kad tas žodis būtent tai reiškia, arba minus, arba pliusą. Kodėl net ir aš žiūriu, kaip naujai susipažinti su ta situacija. Čia lygiai tas pats, kad yra du poliai, yra viena knygos pusė, ir yra kita knygos pusė. Ir dabar, va štai, aš knygos neplėšiu, bet parodysiu per tuščią lapą, kad yra, sakykim, pliusas ir yra minusas. Ir dabar tas pats, ne kad popieriaus lapą aš va taip va atplėščiau, nes ašgi žaidžiu, ta prasme, žinau kaip personažas, kad mano idėja tik tai pliusas, aš einu į šviesą, aš kovoju, aš atstoviu. Aš renkuosi va šitą pusę, lygiai taip pat kaip praplėščiau va taip knygą ir duočiau va tą va su tuo pliusu, va knyga neaiškis, o va to minuso, ne, va tą minusą reikia kažkaip mes jį paslėpiam, jo nėra. Aš jo nematau, aš nenoriu jo. Lieka tas va taip. Vis tiek gyvenimas pasodins taip ir parodys taip, kad palauk, kad suprastum, kaip čia viskas vyksta, kokia realybė vyksta, tu turi būti perskaitęs ir tą kitą pusę. Per gyvenimą eidamas, galvodamas, kad gali sukontroliuoti viską ir suvaldyti, ir numatyti, ir suplanuoti, sustrateguoti į ateitį iš praeities situacijų, neužteks va tau tos pusės. Tu turėsi susirasti ir prieiti prie to taško, nors ieškojimo jokio nėra ir kelio jokio nėra, ne tai, kad susirasti, bet atsigręžti į save ir pamatyti, kad perskaityti, kad suprasti, kad sugrįžti į namus. O į namus va į tuos beribius, ne tuos turto fizinius, kur turit popierius patvirtinimo, bet į tuos iš šaltinį tu turėsi pamatyti ir priimti ir kitą pusę. Nes gyvenimas parodys, kad yra ir kita pusė. Todėl labai man patiko vieno draugo pasakymas, kad geriau natūraliai, jautriai ir švelniai basomis per žolę, negu užpakaliu nuogu per asfaltą pratrauks. Čia taip pat dar per kitą pavyzdį. Aš noriu, ne tai, kad noriu, bet man patinka per tokias detalės, kad aiškiau priimti. Yra kupiūra. Ir jeigu aš nuolat matau, kad yra tik aukos, tik pliusai, tik tai, ką reikia palikti, kas turi teisę būti. Ir nematau, kad yra kita pusė, ar ne? Įvardinam vėlgi kaip minusas.
nu kur aš tokią kupiūrą, su ta kupiūra, kur aš atsiskaitysiu, kas man ją priims. Kaip ir duosiu ir sakys, ne, mes čia tokių atspausdintų nepriimam, eik iš čia. Ir realiai situacija, įvykis nėra užbaigtumo, vėl kažkoks nepasitenkinimas kils, vėl kažkokia konfliktas vidinis, o viskas tik tai eina iš vidinio konflikto, iš taikos nebuvimo, iš harmonijos nebuvimo, iš leidimo viskam ir visaip, bet kuriuo metu su bet kuo ir su savimi būti, pirmiausia su savimi, nes jeigu su savimi ir vidinis, tai kaip ir nematom, kad iš čia viskas srautas nuteka, o čia jau stabdis, kad šlagbamos, kad ne pagal mane, ne taip turi būti. Todėl praktika. Moneta rankoje, ant kaklo, kaip ir sakiau, praeitame video, kad dėti taškiukus, kiek aš taisyti noriu, kiek aš nesutinku, kiek aš kovoju, kiek aš konflikte, kiek aš pastoviai išeinu į ateitį, į praeitį, kiek pas mane nuolat nėra namie, niekam vykti, kiek aš transliuoju nepriteklių, elgetos poziciją, nuolat su ištiesta ranka ir tik tai per savo ego, per puikybę matau tik vieną monetos pusę ir turi teisę būti tik va šita pusė. Aš turiu suprasti, kad gyvenimas anksčiau ir vėliau mane pasodins ir parodys, žiūrėk, žmogau, yra ir kita medalio pusė. Ir jūs man pasakykit dabar, kad pilnai jaustis, ar užtenka turėti pusę knygos, ar kad jaustis pilnaverčiu reikia būti ir leisti būti, kad jinai būtų suprasta ir naudojama ir vienybėje, ir vienyje, reikia man pilnos knygos. Nes būnant personažą visada bus išdraskyta, nuneigiant, atstumiant, išsižadant, nesutinkant, nepriemant, visada bus išdraskyta. Čia niekada negali būti pilnatvėje, pilno. Pilno gali būti tik pilname visakame priėmime, kada matai viską, kas eina iš tavęs per tave, su tavimi, tik esant šaltinyje, tik prisiminus, kas esi, kad tu esi ne mintis, ne emocija, ne kūnas, ne vardas, ne statusas, kada eina atsitraukimas ir tu žiūri į viską su leidimu viskam būti iš besąlyginės meilės pozicijos. Nes žiūrėkit, dar toksai, dar truputėlį, su kuo jūs niekada nesiginčijat? Su tuo, kad jūs leidžiat būti kam, bent jau gyvenime pastebit, su kuo tikrai sutinkat ir tam dėmesys į tą energijos ir dėmesio tam neskiriat. Nugi sutinkat, kad egzistuoja diena ir naktis. Tikrai, ne? Jūs matot kiekvieną kartą, jums abejonių nuo to nėra, kad panaikinti dieną ir panaikinti naktį. Ir žiūrėkit, kaip yra. Tik tai sujungia, kaip rodžiau knygą, vieną ir kitą pusę, mes gauname pilną knygą, pilną turinį. Išbaigtas kadras ir fragmentas, ką mes matom, užbaigtas. Lygiai taip pat pažiūrėkit, kas vyksta, kai susitinka vyras ir moteris. Kas vyksta? Susitinka kontrastai, skirtingų kūnų, matosi skirtingas vaizdas, skirtingos emocijos, skirtingi, sakykime, apsirengimo stiliai, viskas, bet kai susitinka moteris ir vyras, iš čia išeina nuostabaus, nerealaus grožio ir stebuklų magijos
produktas, rezultatas, vaisius, ane, tik susitikus moteriai ir vyrui, sujungus priešingybės, gaunasi nuostabus tęstinumas. Ops, ir susijungia. Paskui gaunasi šeimoje atsiranda antras lėliukas. Vėl pliusas, minusas, susijungia priešingybės, kontrastai ir gavosi nuostabaus, gražaus rezultatas. Tuom žmogus mato, bet kad tai įvyktų, tai ką stebi ir džiaugtųsi kuom, reikalingi priešingi poliai, reikalingi kontrastai. Tai kodėl šitų kitų visų kontrastų žmogus negali apjungti, nes kol nebus apjungta, kaip ir sakau, gyvenime su jais žais, kad pažiūrėk, nes visada per ilgai užsibuvai vienoje pusėje, vienojame polyje. Pažiūrėk, nes žiūrėk, yra kaip saulutė, jinai pamatyk, kad yra ir kitaip. Nes įdomu ir gaunasi, kodėl žmonės, kurie mato, aš čia dar irgi iš tikrųjų, nes pusių, jeigu galit žaisti ir tokį žaidimą, yra gyvenime ir toksai, pas mus čia viskas. Iš tos pozicijos, čia viskam prisiminkit, kad čia viskam yra sakoma taip. Kokį jūs žaidimą sugalvotumėt žaisti, kokiam žaidimui sutelktumėt daugiau ar mažiau dėmesio, šaltinis iš čia jūs viskam sakot taip. Nors galvojat, kad jūs su kažkuo nesutinkat ar su kažkuo sutinkat. Tai, ką matot dabar, kas vyksta va šiame momente ir kas yra matoma, tai yra tik iš begalinės meilės, nes yra viskam sakoma taip. Personažai sakys ne. Tarp personažo ir personažo reikės sąlygų, taisyklių, apribojimų, draudimų. Čia visada tu netitinki, čia visada reikės kažkuom tave taisyti, save taisyti. Automatiškai noras kitas taisyti, tai automatiškai tik save taisyti, nes nėra kito, lieki tu su savo taisymu. Ir laisvės čia nėra. Čia yra tas maža dėžutė, kuria tas filtras, per kurį formuojasi ir matosi, kas matosi. Bet viskam yra sakoma taip. Turėkim drąsos, ką be matyčiau, kaip beivyktų, ką pasipriešinčiau ir ką norėčiau sunaikinti, nuteisti ir pamiršti, viskam yra pasakytas nesąmoningai ar sąmoningai taip. Tai, ką matot prieš savo nosį, yra su kiekvieno sutikimu. Kitaip negali būti. Suprasti ar nesuprasti, vėl gyvenimas parodys, praktika. Kur aš nuolat žaidžiu vienpusišką žaidimą, kur aš save sąmoningai ar nesąmoningai išdraskiau. Čia kažko nepriėmimas, kažko atstumimas ir neigimas, neleidimas tam būti ir žinojimas, kad turi būti kitaip, visada bus trūkumas. Visada eisiu su ištiesta ranka, meilės, dėmesio, daiktų, žmonių, situacijų, noro, nuorodų, informacijos, statuso, konkurencijos, įrodinėjimo. Čia laisvės niekada nebus. Laisvė, kada leidžiu viskam būti, kada žinau, kas esu, kada prisimenu, kad iš mane, per mane
vyksta magiškas, gražus, įvairus, visoks žaidimas ir procesas. Kad esu ekranas, ant kurio yra rodomas bet koks filmas, tačiau aš kaip ekranas, aš kaip absoliutas lieku nepažeistas. Neįsitraukiu, o jei įsitraukiau, atsitraukiu ir iškart pamatau, kur truputėlį jau mintis pagavo, o mintis gali pagauti tik tada, kada yra suteikiama tai minčiai daugiau dėmesio. Ir tada, kaip sakiau, sluoksniuojam mintis, viena mintis šiaip jinai negali būti viena. Minčiai visada reikalinga dar kita mintis paaiškinti, pateisinti, išsiteisinti, patvirtinti. Todėl būnam čia, prisimenam čia, atsitraukiam, sulėtėjam, mintį atpažįstam kaip mintį. Ir būnant čia, jau viskas yra. Nes patvirtinimo nori štai šios ribotos, primityvios asmenybės, kurios, kol dar sapne, vis galvoja, kad sprendžia, turi didelės įtakos. Čia nuolat liūdėjime, nuolat suvokime, nuolat laisvėje, nuolat besąlyginėje meilėje. Iš čia jėga. Jėga ar tam poliui, ar tam poliui. Tik tai vienam poliui ta jėga bus stipresnė arba silpnesnė. Gražios dienos, buškis, iki.